Labą dieną, labai malonu įsijungti ir kartu labai sunku po tokio tarptautinio stabtelėjimo ir žvilgsnio. Vis dėlto, kaip susikalbėti, kaip padėti vaikams ir tėvams susikalbėti tarpusavį mano tema. Manau, kad pirmiausiai gal reikia kalbėti. Aš kalbėsiu tiesiog apie paauglystę, kadangi sakė, kad tai skirta daugiau paaugliams. Tai tiesiog prisiminti, kad paauglystė tai galimybių ir rizikos laikas, ar ne? Matot, vaikai pereina iš tos vaikystės į suaugystę. Jie viską nori keisti. Nori save pažinti, nori save pažinti, pasaulį pažinti, daug rizikuoja, matot, kaip tik kalbėjo apie rizikas internetinėje plotmėje, bet aš manau, kad ir gyvenime pilna rizikų. Ir dėl to reikia labai didelės išminties tiek tėvams, tiek pedagogams ir vaikams priimti tą laiką. Nes vaikai patys nesusigaudo toje sumaištyje, nes juose vyksta, nes tai neįtikėtiniai pokyčiai, kurie apima tiek neurologinius, tiek hormoninius, emocinius ir socialinius, sritis, nes vaikas nesusigaudo, kas darosi. Ar ne? Ir jam yra ir baisu, ir kartu norisi vienu metu, ar ne? Ir nenuspėjama, nes jis negali valdyti kartais. Jis neturi galių, neturi dar to mechanizmo, kuris padėtų jam, suprantat, gyventi, džiaugtis, nes emocinių bangos labai aukštos. Tai čia gerai, čia verkia, čia jisai šūkauja, čia reiškia jam skauda, čia jis pilnas energijos ir gali pasaulį nuversti. Ir čia jis staiga kažką įžvelgia ir staiga jau nieko nebemoka. Reiškia, tokie kraštutinumai, kur jam yra labai sunku. Ir kas liūdniausia, galbūt, mūsų akim žvelgiant, bet mes tikriausiai visi prisimenam ir savo paauglystę, kad į pasaulį žiūri juoda balta. Nėra spalvų, ar net yra tie kraštutinumai. Mes dažnai matom ir mūsų visuomenėje tuos kraštutinumus, ar ne? Mes tikriausiai kaip valstybė irgi einam tą paauglystės dar tą kelią. Ir neturime tokio, kaip žinote, kitos šalis, tos kultūros turi ilgą demokratinį kelią nuėję. Ir nėra tiek emocijų arba tų kraštutinumų į vieną, į kitą pusę, ar ne? Kaip ir paaugliai. Todėl reikalingi suaugę. Suaugę, kurie yra kaip tie žolai, ar ne, kaip tie medžiai, kurie, kaip Sigita sako, rodo žemėlapį, ar ne, kai tu gali susiorientuoti, ar ne. Čia tu dar liaunas, dar ir audras atlaikysi, dar ir tą, bet tu esi tu. Ar ne? Ir tu atras savyje ir išorėje savo vietą. Kad mes užaugintume Lietuvą, ar ne, mums reikia kiekvieno. Kiekvienas reikalingas. Su savo talentais, su savo kiekvienas asmuo. Nesvarbu, koks jis bebūtų. Ar ne? Mes neskirstom. Žmonės patys savaime yra unikalūs. Ir ta paauglystė, kas mūsų sunkiausia, galbūt išoriškai, kai čia sako, tą elgesio ir jausmų prieštaravimą. Ar ne? Vienaip elgesi, kitaip daro ir tas yra labai didelės audros. Ar ne? Ir čia mes kaip suaugę turim tą prisiminti. Ir tą žinoti, ar ne? Ir sunkiausia yra tai, kad tai yra tos vidinės sumaišties laikas, ar ne? Nes jis nežino, kas jis toks, ką jis nori. Čia kas baisu, kai dabar yra tokia pasiūla, ką girdėjot, ar ne? Keičiame lytį, keičiame tą, jie užsimano, aš dabar būsiu, mergina esu, aš dabar būsiu vaikinas. Reiškia, nusibodo ten po pusmečio ar po kiek būti tuo vaikinu, atsiprašau, kad taip sakau, aš dabar būsiu mergina. Bet tai yra savęs paieškojimas, ar ne, nes hormonai irgi suvi. Ir kartais tie pasirinkimai, kurie daromi paauglystėje, kaip žinote, smegenys galutinai susiformuoja pagal dabartinius neuromokslus 25.
Ar ne, jie jau vėliau atėjo, ar ne? Ir kai jau medikai ne vieną nuo šią tokią opę temą paliesiu, kadangi domiuosi plačiau, ir tas lyčių keitimas, ar ne, gydytojai, kaip sako, kai padarai per anksti tą, tėvai leidžia, kaip tipo pasirinkimas, ar ne, ir padaro operacijas, pasekmės sugrįžti yra daug liūdnesnis. Ar ne? Vadinasi, kalbėkime. Tu gali galbūt pasijausti laikinai, kad tu nori būti, sakykime, ar ne, ten tuo vienokiu, ten kelis mėnesius, gerai, pabūsim, ar ne, bet neikime prie drastiškų tokių pakeitimų. Nes tai rodo, sakau, tam tikros vidinės tapatybės paieškos. Ir tai yra todėl liūdna, kad visuomeniai, toj, sakykime, demokratiniai visuomeniai, pažengusioje visuomeniai nėra labai aiškiai nubrėžtos ribos lyties, tapatybės, vertybių ir viskas, ar ne? Ir atrodo vos nepersikojam, kas čia tokio, aš čia pažaisiu su savo kūnu, pažaisiu su savo lytim, paskui vėl sugrįšiu. Atgal kelio tokio nėra. Aš čia tokį kraštutinį paėmiau pavyzdį, bet tikrai aš manau, kad mokyklose jūs susidurėt, nes aš esu ne iš vieno girdėjęs ir tai yra dabar šiuo metu norma, kad pasakytų, kad mane mokytoja ir nesako, dabar aš pabūsiu nebe kokia ten Kotrina, bet aš noriu būti ten, reiškia, koks nors, reiškia, Jim ar ten koks nors, ar ne, Jonas. Dabar aš čia pabūsiu tokiu, ar ne? Tie dalykai yra todėl, kad mes, ar ne, tokioj sumaišty gyvenam. Tai, sakau, savęs ieškojimas ir siekimas, pripažinimas bendra amžių, ar ne? Nes padėti susigaudyti, kas esu. Parodyti, sakykime, ir to, jeigu kalbant toliau apie tą lytį, to vyriškumo grožį, ar ne, tą vertę ir moteriškumo grožį. Ir nes visada paaugliai jie iškreips, nes jiems taip gražiau. Ar ne, ten pabus gotais, pabus ten visokiais kitokiais, apsirengs tam tikrais, išskirtinumais, ar ne, nes jiems tai yra mes galim. Galim iki tam tikros ribos. Niekas nesako, kad negalim, dėl to ir visuomenės nesako. Kodėl tai vyksta? Nes jie nori laisvi. Jie nori būti nepriklausomi, savarankiški ir vos ne savo gyvenimą paimti savo rankas, nors jie vidumi ilgisi tos priklausomybės ir to ryšio, giluminio ryšio su tėvais, su savo giminė, bet to nenori parodyti. Nes tai yra prigimtiniai dalykai, ne, jie geriau, ir jeigu yra tas santykis gražus, tinkamas, jie pasiliks, jie laisviau, kaip sakoma, lengviau perės, jeigu tas santykis yra nuo pat vaikystės šaltas, nepripildytas pagarbos, meilės ir neparodyta, kaip padėti jam užaugti, jau sunkesnis, tada visi pilnai pasiners į bendraamžius, nes jis nežino, kur eiti. Nes vieninteliai bendraamžiai jį supranta ir dar net paragina, tu gali. Ir ypač paima tą silpnesnį, ir ne, tu įrodi, kad tu gali. Ar ne, ten, ką tu čia vaikas, tai va taip. Ir prieštaravimas kitas, reiškia, labai stiprus ir mums reikia tiesiog tą, žinoti, priimti, suprasti, prieštaravimas tėvams. Iš principo prieštarauja. Ne dėl to, kad aš juos, suprantat, nemyliu arba negerbiu, bet yra noras prieštarauti tam suaugusiam, nes jie nori būti suaugę. Jie nori to suaugusio ir suaugusio santykį, nors dar nesuaugo. Ir kai tas prieštaravimas atsiranda tada, kai Sigita, ar ką minėjau, kai mes iš aukšto, iš autoriteto, iš tos noro, ar ne, padėti liktai, bet iš tikrųjų jis jaučia tą stumimą, mane menkini, manęs nepriėmė,
manęs nesupranti, nes tu čia galvoji, kad viską baigėjai, tu jau čia viską turi, profesiją, atlyginimą, darbą ir panašiai, ir galvoji, kad tu mane supranti. Ir tas iš karto nesieja į tokius kraštutinumus. Pasakom liktai ir mūsų požiūrių normalų santykį, nes vis tiek jis yra vaikas, ar ne, jis įsižeidžia. Nes va, tas įsižeidimas, nes jie super jautriai reaguoja, perdėtai jautriai. Ir dėl to mes turime keisti žodyną, mes turime kaip suaugę, žinodami, kas darosi, kitaip kalbėti su vaiku. Prieštarauja net ir šeimoms vertybėms, įsitikinimams. Kartais gali būti vartėję čia kalėdų šventės ir panašiai. Jie jau nebenori dalyvauti. Jie geriau tenai su draugais, ar ne? Kas čia kokios nesąmonės prisigalvoja čionai, kam to reikia, aš netikiu, kad čia kažkas yra, kam čia man nereikia dovanų, jeigu dovanų, tai žinote, vos ne mašinas, karbalietas ir tam tikri kiti dalykai, duokit vos ne namą ir telefonus ir visokias kameras, o čia visiškai nesižvelgia, nes jis liktai, reiškia, pasaulio centras ir apie jį turi suktis. Jis nemato tos visumos ir nesugeba, reiškia, grinai pasidalinti tą dėmesį ir įvertinti. Kaip ir minėjau, tiesiog tai yra tas perėjimas. Jis turi būti, nes jeigu jo nėra, mes turime nebrandžią visuomenę. Mes turime nebrandžius suaugusius, nes tai išslopinti tada sproginėja vėliau. Tada sproginėja per parlamentus, per visuomenės, per įvairius reiškinius. Čia mes pavyzdžių neimsiu, bet jūs suprantate, ar ne? Tai žinant, kodėl mano ta pozityvi tėvystė, kaip tėvai, kaip mokytojai mes turime žinoti. Ir galvoti, kaip kitaip, kaip padėti vaikams. Ar ne? Neneigti. Tiesiog žinojimas mus išlaisvina, suprantate? Kai jie žinau, dabar galbūt, žinote, vieniems juos aiškiau, kitiems mažiau pasireiškia. Tai, aš tiesiog priminiu, aš tikrai žinau, kad jūs visą tą žinote. Bet kartais, žinote, prisiminti ir paklausyti iš šalies, pravartu. Nes mes tiesiog užmirštame, nes informacijos per daug. Ir mūsų smegenys, žinote, jos gudrius. Jos tiesiog saugosi. Nuo perteklios informacijos mes kartais tik nebegirdime. Kaip ir vaikai, kaip ir paaugliai, jie staiga nebegirdi. Kaip ir suaugę. Tai čia, žinote, čia yra tas pats mechanizmas. Tai aš trumpai tikrai žinau, kad jau vėlai ir visi pavargę nuo to perteklio, labai trumpai. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį tėvams, suaugusiems, mūsų ugdytojams, auginant paauglį, ir kaip padėti paaugliui bendrauti. Ir kaip padėti mums bendrauti su paaugliu. Nes yra abipusiai, ir ne? Negalime tik tai tiek, kad mes kaip suaugę, mes, reiškia, turim tą galimybę, kitaip fokusuotis. Ar ne? Tai, ko dar nemoka paauglys, mes jau kai suaugę, galėtume padėti. Pirmiausia, tai, kaip ir sakiau, turi būti pažinimas. Tai ką prieš tai kalbėjo, reiškia, ta yra Z karta, ar ne, kuri gimė su telefonu, su socialiniais tinklais. Neneigti. Jie ne tokie, kokie mes gimėme. Mes kitokie. Ar ne? Ir ta labai, net ir tėvai yra kitokie. Iš vienos, ir mes žinome, kad kas socialiniai tinklai, telefonai atima tą realų bendravimą. Tai yra kitas bendravimas. Ir tai yra virtualaus pasaulio bendravimas. Ir tai šiuolaikinės visuomenės ženklas. Ir mes negalime, tai daug įdomiau, tai daug svarbiau negu mūsų toks paprastas, ar ne? Bet asmenybei yra daug svarbesnis tas žmogaus su žmogum bendravimas. Nes to, reiškia, niekas neatstos.
išoriniai socialiniai tinklai neužpildo mūsų vidų be, reiškia, tos kontrolės įvairių šlamštų, ar ne, kuris nėra tas. Tai tą mes turime labai gerai suprasti, ar ne? Ten yra ir geros medžiagos, ir geri dalykai, bet reikia mokėti kritiškai išanalizuoti, vertinti ir priimti. Aš nesakau, kad nėra, ne, tikrai mes vienas iš informacijos šaltinių. Tai vienas dalykas, ar ne? Vadinasi, mes, jeigu ir tas bus bendravimas, jis turi būti kiek galima kokybiškas, šiltesnis, nuoširdesnis, tikresnis. Ir jo bus dozuotai mažiau. Nes mes nesam, nenukonkuruosim. Aš noriu pasakyti, 21 amžiaus, ar ne? Ir to net nereikia. Neikite su pasauliu konkurencija. Nes negalite vaiko uždaryti į burbulą. Nes tada irgi bus kraštutinumas. Uždarot vaiką į burbulą, kraštutinumas, jis išeina, pasileidžia ir tada į kitą kraštutinumą jis patenka. Patenka į tas pinklės, apie kurias čia kalbėjo italai. Į socialinės pinklės labai greitai patenkama. Ir tada jie tampa aukomis ir tada sudėtingi dalykai. Ir tokių daugėja. Ir dėl perdėtos apsaugos, ar ne, tėvų kartais. Z karta, ta karta, kuri susitelkia į save. Jie tokie individualistai. Rūpinasi savo įvaizdžiu. Nu, mokytoja, aš taip gerai parašiau. Kada jūs mane čia įvertinsite? Ko taip ilgai taisote? Ar ne? Ir niekaip neparašote man ypatingų komplimentų, ar ne? Taip kaip visiems, nu ne, taip neturi būti. Tai kaip čia Sigita sakė, įvertino 10 per mažai, čia reikėjo vos ne raudonų kaspinų ir medalių užkabinti, kad jis taip įvertintų. Taip, suprantat, jis reikalauja daugiau, nes jie alkani vidumi. Suprantate, tas, aš alkanas, te kaip ir egoistai, jie nori būti dėmesio centre. Tai faktiškai tie mažieji iš to egoizmo niekaip neišlipantis, ar ne? Bet aišku, tai neturime tenkinti vien to, tik aš pasakau, kad jie to nori, ar ne? Ir mes turime žinoti. Bet jie kartu nori tos pagarbos. Ir tikrai sutirpsta, jeigu tu gerbi, tu priemi, komplimentą pasakai, jie atsileidžia. Tu pasakai, kokios tavo mintis originalios. Ir iš karto jie sutirpsta, jie iš karto eina. Jie nori būti gerais, bet nemoka kartais. Ir pasirenka labai įvairius tuos, reiškia, būdus, ar ne? Tai va čia tas pažinimas. Ir ši karta nori gauti viskur, kuo greičiau čia ir dabar. Jie nemoka laukti. Mūsų karta tai moka laukti, ar ne? Kaip mes sakome, po truputį, ir ne va, po truputį nusipirksim, pažiūrėsim, va dabar negaliu, taupom, ar ne? Ir aš įsigyju, tai praeina 10 metų, ten 15, čia aš juokauju, bet mūsų karta, žino, ką tai reiškia, ne? Mes iš karto nenusipirkom mašinų, sakykime, geresnių, ar ne, po tam, nes nebuvo tų paskolų iš kur imti. Dabar paskolų tas laikmetis, tai yra labai pavojinga. Jeigu taip žiūrint, čia tą, ką minėjau, ar ne, nes tai yra, tu esi finansiškai nesaugus ir paskui tave surakina ekonomika. Suprantat, aš nesakau, kad nereikia imti, bet visokių gali būti situacijų. Mes galim prarast darbą, mes galim kažkas sveikatą sužlubuoti, ar ne, mes kad ir dirbam, ir mes tiesiog būsime nepajėgus, sakykime, gražinti ir ką, tada mūsų visą turtą, reiškia, perims antstoliai, parduos ir mes galim atsidurti ir gatvėje. Kiek tokių jau yra istorijų, kurių, aišku, garsiai niekas nekalba. Bet va čia ir dabar aš tik tai, paminiu, ar ne, kokia jų mąstysena. Ir jie vartotojiškas požiūris į gyvenimą. Tai yra todėl, kad tokia pati visuomenė. Bet ką reiškia? Tai yra mūsų visuomenė išorė visi verčia, aš kalbu apie žmogų, apie šeimą. Ji mus užmuša kaip žmonės. Mus nori paversti daiktais. Sudaiktinimas, ar ne?
Arba va taip, kaip minėjo, kad iškelia mokslą, reiškia technologijas. Tai kas čia? Daiktas. Ar geresnis, ar prastesnis, žmogus ne daiktas. Suprantate, tai yra unikalus, vienintelis ir žmogui reikia žmogaus. Jis gali augti, skleistis ir būti tuo kūrėju, ar ne? Ne technologija kūrė žmogų, o žmogus kūrė technologiją. Negalime sukeisti vietomis. Aš tik atkreipiu dėmesį, kodėl yra jauniems žmonėms ir mums kartais sumaištis. Nebijokime įsivardinti, kas už to slypi, ko mes norime. Tarpusavio bendravimas tai nėra technikos. Pirmiausia, tai yra širdis ir dėmesys. Ar ne? Tai va čia dėl to ir jie tikrai to nori. Jie nori pagarbos, jie nori prasmės. Jie nenori daryti dėl darymo. Ir mes kartais, pavyzdžiui, mokyklose ar ką sakom, padaryk, nes taip reikia. Ne, jiems šitas negalioja. Mums galioja, kadangi mes buvom sistemos prispausti. Dabar yra laisvė ir pasirinkimas. Kodėl man to reikia? Kas, kaip sako, žargonu ar ne, buitiškai, kas man iš to? Vos nevartotojiškai, ar ne? Mąstymą lavina. Tu giliau pažiūrėsi, tu kitų kampų, tu suvoksi, surasi sprendimo, kurio neįmanoma. Čia kompiuteriai yra algoritmai, ar ne? Jie vienodus visiems duoda atsakymus. Bet tu unikalus ir tu kitaip parodysi iš pasaulio. Tu kitaip parodysi kampą. Tu kitaip padarysi. Žiūrėkit, kad ir, kadangi visi matė man šviežiai Notre Dame, Paryžiaus ar ne katedra, kai stogas, žiūrėkite, kiek dirbo statybininkų, architektų, amatininkų ir panašiai. Jie turėjo įsigilinti į senasias technologijas, kad neprarastų pastato ir šiuolaikiniam priemonėm tą padaryti. Jokie kompiuteriai nepaskaičiuoja. Tai ir sako, žmonės apskaičiavo, galvojo, brėžė, kūrė ten komandomis, kad galėtų atstatyti, pastatyti ir atstatė, ar ne, ir mes dabar turime vėl tą patį grožį, dar gražesnį padaryti. Aš tik tai, kaip pavyzdį sakau, ar ne, nieks neatstos, reiškia, tų dalykų. Ir vadinasi, jie atviri naujovėms, bet duokime tą mąstymo, kritinį mąstymą, atsirinkimo, supratimo, kad be to nebus. Neleiskime vadovautis, reiškia, emocijos, tai yra ta jėga, kuri atveda mums prie pasirinkimų, o po to mes turime kognityvinius gebėjimus lavinti pagal savo tą. Nes jie mėgsta tyrinėti, jie mėgsta gilintis ir išbandyti kas nauja. Tai, ką Sigita sakė, tai turi būti klaidų ir ieškojimų laikas. Bet tik tai tiek su ta karta yra sunku, jie nemoka pralaimėti. Jūs matėt, iš karto į ašaros, tik nepasisekė ir jau pasaulio pabaiga. Kažkas nepavyko, va čia tie ar ne, tai sunkiais pralaimėjimo, nesėkmės laikotarpiais jūs esat reikalingi. Reikalingi, kad galėtumėte, nes jis gėdisi savo ašarų, jis gali maištauti, rėkauti, trankyti durim, bet jūs, tai turite, išskaityti, kaip aš sakau, ar ne, išžiūrėti. Kokie ženklai tėvams gali būti? Kad suprast, kad tai natūralus, su emocijų proveržiais, kas mums svarbiausiai, neatsiribokim. Žinote, mes kartais patys bijome, nes tai yra bomba. Ir kartais mūsų gynyba įsijungia suaugusių, žinote, kaip natūralu, bet mes kartais bijome tų proveržių ir atsiribojame. To tikrai nevalia daryti. Nes tada vaikas
jis nežinioj, įsivaizduojate, jis yra tarp bedugnės. Tilto nėra, jūs tiesia tiltą. Nuo to iki to. Kas padės pereiti? Tad neatsiriboti, nes tikrai tai yra viena iš mūsų daromų klaidų, nes mums nusibodo ir tėvams, ką čia, palauksiu, išlauksiu, tegul čia kvailioja vienas. Tai labai žala didelė vaikams. Reiškia, ir pirmiausiai, ar suprantame, kaip jaučiasi mūsų tas vaikas, ar ne? Ar suprantam? Ir galima net pabandyti, pavyzdžiui, pasidaryti koliažą, jisai grįžta iš mokyklos taip, toks, iš draugų toks, šeimoj toks ir paskui, sakykime, sakyk, ar aš čia teisingai tave jaučiu? O, matai, kaip įdomiai čia tu mane, tikrai tu supranti mane. O ar tu mane vaikui galit, kaip aš jaučiuosi, leiskite jam į skirtingus batus. Mes įlipam į paauglio batus, leiskime jam į tėvų batus įlipti. Arba į mokytojo batus. Ir šitie vaidmenų tokie perėjimai, ar ne į skirtingą, ar į batus, ar į kepuraitės, nesvarbu, kaip čia, žinote, buvo tos, ką be pasakytum, ar apsiausus apsidėti, ne tiek svarbu ta forma, ar ne, kiek svarbu, kad įeitume vienas į kito vaidmenį ir pabandytume išgyventi, kaip jaučiasi. Ar suprantam? Nes labai dažnai nesuprantam. Ir kai nesuprantam, pradedam kritikuoti. Tu nemoki, tu nedarai, mes pasiemam to, žinot, visą žinio lazdelę. Šitame laikotarpyje to nevalia daryti. Ir iš vis, kuo mažiau tą matote, mes jau taip atsiliekam. Technologija, ir kai sako, kur ta tiesa čia buvo, ar ne? Ta mokslinė tiesa jau klaustukas. Ar ne, nes taip viskas keičiasi ir mes turime keistis ir kartais tie paaugliai suranda informacijos greičiau negu mes, mūsų tam tikri dalykai, informacija kai kuri yra pasenusi ir norėdami eiti su laiku, mes taip pat kartais jau vėluojam ir bėgam iš paskos paauglio iš tikrųjų. Ar ne? Tad nekritikuokime. Nes ir mes darome klaidų. Ir tada kartais iš savęs pasišaipykime, tai yra daug sveikiau, savikritiškai, ne? Bet gražia prasme nereiškia, kad žeminant. Matai, čia aš visai įsiblaškius buvau, tai pamečiau ir žinai, ir jis nustemba, kad mes sugebam iš savęs truputį gražiai pasišaipyti. Nesako, iš savęs pasišaipimas tai rodo brandos ženklą, kad aš matau savo klaidas. Ir vaikams tada mes pavyzdį rodom. Man nepasiseka, ar ne, bet aš nesureikšminu, čia niekis. Ir jis gali gražiai išmokti, ar ne? Nes ką ir minėjau, svarbu suprasti, kas už to emocijų, kaip ir mūsų patiems, ar ne? Mes kartais irgi būnam pikti ar kas nors susierzinę. Kas už to? Bejėgiškumas mūsų. Mokyklai labai dažnai, ar ne? Čia įsiskleidžia ir pervardė, ką minėjo, mūsų būnam nuvargę šeimoje, ten kokios nelaimės, mes irgi užsispaudžiame. Ir kartais mes pakeliam balsą todėl, kad mes būnam bejėgiai. Lygiai tas pats ir su mumis. Kaip ir su jais, ar ne? Už baimės būna pasimetimas, ar ne? Daug, už agresijos gali būti meilės toka. Ir taip toliau. Čia, jeigu norim, tiesiog norisi tos, kaip sakoma, pozityvios tėvystės, reiškia, pažinkime ir nuanalizuokime, ar ne? Staptelkime ir nes nebėkime. Šiandieniniam tas greito vartojimo reikalingas tas ramus atsitraukimas. Ar ne? Ir nuo mūsų, kad mes pasižiūrėtume iš šalies. Ir pirmiausiai būtume empatiški. Tai, ką mes vis minėjom, ar ne? Nes labai trūksta. Nes abejingų dabar labai daug. Atsiribosiu taip pat, nes ne mano pupas, ne mano žirniai, nelyskit. Ar ne? Nuo mano galvos, kaip sakoma. O atkartoti, paklausti,
galbūt nevykusiai, bet jau vien tai, kad parodysi dėmesį, jau yra, gal aš galiu prisėsti, gal mes norim pasėdėti, tik arbatos išgerti. Galim tylėti ir nieko nekalbėti, gersime arbatos. Nori kavos? Prašau. Kakavos? Prašau. Tiesiog suprantat, tu gali nieko nedaryti, bet būti šalia tai yra labai svarbu. Ir to užtenka. Nes paaugliui svarbu jaustis išgirstam. Jūs turit, tas laikas šeimoje, aš kalbu, tas laikas faktiškai jūsų tylos laikas. Jūs turit taip minimalizuoti kalbą, kad jis būtų tas, kuris sako. Ir tada jisai staiga supras, kad jis čia liktai tvarko ir perima valdžią, tas reiškia savo išraišką, ar ne, bendravimo, ir tada jisai jau pradės klausinėti jūs, nes jis nustebs, jam bus kitaip. Nes jis tikėjosi, kad čia aiškins, nes dažnai sako, ai, tu negirdi visą laiką bėgi. Tu nematai, tai tau nieko nėra. Tai va. Ir jūs klausotės, analizuojate, o nekalbate. Kitas dalykas labai svarbu – įsiklausyti vaiko norus, svajones. Ir nevertinti. Geras, blogas, pasiekiamas, nepasiekiamas – tai ne jūsų. Neužmuškim vaikų svajonių. Nes tai yra ta energija, ta drąsa, tas veržlumas, kuris leis prabėgti kalnus. Ir padaryti tai, kas negalima, galima. Tik tai reikės jums truputį parodyti, kaip sako Sigita, vis mėgsta žemėlapį ir ne ribas. Čia reikėtų šitam labai gerą savį. Bet reikia, ko reikia? Kažkokių savybių, ar ne? Kažkokių įgūdžių. Aha, tvarkoj, darome. Aš padėsiu. Ar ne, tai čia tau reikia to, kad tu tas, reikia to. Tai tuomet jūs padedate. Ar jis, reiškia, ir dar tame amžiuje jie labai blaškosi. Ai, čia man jo nepavyko, metuosi kitą. Padėkite, plaukit, nuveikim tam tikrą atkarpą su sunkumais, su viskuo, ar ne, iki trupučiuko už kampo. Bet aš sakau, jeigu ne iki galo, būtų idealiausia, kad iki galo, ar ne? Bet bent už kampo, kad jis nebūtų tas kaip strutis, kuris įkiša, žinai, kaip sakoma, galvą į smėlį ir praeis audra, ne? Nes jis nemoka, dar prieiti. Tai jums to palydėti iki kampo, pabandom, ar ne? Paugdyk dar to, ko tu nori, ar ne? Nesimėtome. Ir kai jis matys, kad rimtai apie jo svajones, jo norus vertinat, tada jis jaučiasi saugus. Ir tada jis gali atvirai ir slapčiausios dalykus pasakyti. Tam tikroj būsenoj, kai jam sunku. Arba leiskite jam kažką konstruoti, piešti. Iš muzikos, iš šokio. Nesvarbu iš ko. Nes matote, ne tik žodžiai kalba. Kalba ir kūnas. Eikite su juo šokti. Jis nori šokti, tegul įsileidžia muziką ir šokite. Ir kas nuo mūsų priklauso, džiaugtis jo ieškojimais. Džiaugtis jo protinga drąsa. Ne tokia, kur po griuvėsius eina naktimi ir neaišku, kokių nelaimių. Čia aš taip geriau su jais eikite į kalnus, į miškus, kažką ten ekstremalių dabar tų situacijų visokių yra, kur galima ten pakilti su lynais ir šokti per tą. Leiskite. Gal parašiutų norės gerai, bet reikia pasiruošti fiziškai, kaip čia sakė. Reikia stiprinti tavo, reiškia, dėl raumenys yra pesilpni, nes tu net laikysi, sakykime, ir ne, rankų, kojų, šoklumo, reikia treniruotis, tada pasižiūrėsim. Jūs nupieškit, sakykime, gerai, pasitreniruok
3 mėnesius, vasarą, tada mes, pasižiūrėsim. Labai ilgo tarpo neduokit, nes ta būna sunku. Ir tiesiog užtinkamus tuos pasirinkimus džiaukitės. Tiesiog tai, ką tikrai tinkamai padaro, bet nekritikuokite, ką netinkamai padaro. Kurkite aplinkas. Jie tikrai mėgsta galbūt kitokias, mėgsta nuveikti kavinės, nebūtinai namie. Ir nuveikite. Nuveikite, pasimsite ten picų ar burgerių, nesvarbu tai, ką jie mėgsta. Suprantate? Eikite į gražias aplinkas. Nes gražios aplinkos, jos atpalaiduoja, nes ten eina visi. Ir jie džiaugiasi. Jūs paimkite ten to kokteilio, kokio jis nori, ir tada ten, kur jaučiasi, ir lyg tai kalba taip apie, ten tą ir svajonės, ir leidžiate. Tai va, ką sakau, žaiskite kartu su juo, keliaukite, žiūrėkite filmus, sportuokite ir atvirai kalbėkitės. Užduokit atvirus klausimus, atsakymų jūs nežinote. Atviri klausimai padeda mąstyti. Neduokite gatavų atsakymų. Jūs sakykit, aš dar turiu pagalvoti, nežinau, kaip šitoj situacijoje elgtis. Nes suprantat, jūs turit skatinti mąstyti. Gerai, paieškokim kartu kompiuterį. Sakykim, ar ne, ten kažko tai reikia. Padarykim kažkokią apžvalgą kartu. Nesvarbu, kad jūs žinote tam tikrą vieną iš kelių, ar ne, ar kelis būdus. Bet nedemonstruokite. Leiskit, kad jis surastų, jis atrastų. Nes paauglio atsakymuose slypi problemos. Jis netiesiogiai, kaip ir sakiau, parodys. Nes tada jisai jau kai bus, sakau, jaučiasi, čia ir streikuoja mini, bet paskui sako, mama vis tiek gera, jinai, leis, jo širdis gera, vis tiek ten duos. Tai yra daug. Jūs turite ryšį su vaiku. Jis kvailioja, ten batų nesivalo, ten šitas spintas netvarkingai, ten numeta viską, žinote. Bet jisai žino, mama mane myli, tėtis man padės. Reiškia, va čia svarbiausia. Nes jūs surandat laiko pabūti su juo. Ir tas yra labai svarbu. Turit viską, truputį nusimesti, kad, aišku, jie turi matyti, kad ir jūs pavargę, ir to nereikia slėptis, net ir pasakyti, šiandien aš pavargus einu atsigulti. Jeigu gali, atnešk man arbatos. Net jūs paprašot, nes jūs nešat visą laiką. Reiškia, jeigu gali, atnešk. Tas yra labai gerai. Ir tada jūs parodote, kaip jis reikalingas jums, nes jūs taip pat pavargęs, kaip ir jisai būna pavargęs, mama pavargus, nieko nenoriu, tik į lovą arba tik tai vos nusipraust negaliu. Taip ir jūs. Dar kita taisyklė, kurią mes turim žinoti, tiesiog žinoti, užmirštam. Kaip ir mes norime kartais pabūti vieni, kai būni pavargęs, ratais apeini aplink namą. Reiškia ir nenori, reiškia būti, vaikas nori būti kartais vienas, kad susirinktų. Nes jis ieškos tapatybės savęs, ar ne? Nelyskite. Palikite. Uždarykite duris. Tegul ir būna. Tėvai yra pavyzdys. Kaip jūs bendraujate su vienas tarpusavyje, kaip sprendžiat konfliktus, kaip nuomonės pasakot, taip ir vaikai mokysis, ar ne, iš jūsų. Taigi, kantrybė, pagarba, atsakomybė, pozityvus žvilgsnis. Jūs turėkite, jūsų ateitis auga. Bendro sprendimo ieškojimas. Tuoj baigsim, viskas tvarkoj, taip. Taip. Kai tėvai ir paaugliai susiduria su problemomis ir nesusitarimais, svarbu ką? Kalbėtis. Įsakyti savo lūkesčius, vienas kitas, ieškoti bendrų sprendimų
ir prisimti abipusę atsakomybę. Negali būti vienpusė tik iš tėvų. Negali. Tavo, ko tu tikėsi, mes ko tikimės, darom. Jei pokalbis mums sukėlė daug emocijų, jums reikia nusiraminti, pasakyk, nukelkime. Nekalbėkite. Ir jam leiskite, sakykim, nuveikim, nusiraminkit ir patys. Aš turiu nuveikti, nusiraminti, pagalvoti, vėliau pasikalbėsime. Nes emocijos mus neleidžia. Neleidžia surasti to pagarbaus. Nes pagarba, emocinė branda gerina bendravimą. Nes emocijos kartais mums sutrukdo. Aukštus. Ką mes patariam tėvam, kaip išsaugoti. Reiškia tą ryšį, nedominuokite, o kurkit pasitikėjimą ir pagarbą. Nereplikuokite pasirinkimų, o suraskite tai, kas jūs nustebina. Kaip tu kitai padarėjai. Nekaltinkite. Būkit atlaidesni. Visi klystam. Visi norim atrasti per klaidas. Nebijokite jos svajonėmis, norais, nes tai pastato katedras. Neaptarinėkite, nepatarinėkite, jei jūsų neprašo. Tiesiog tylėkite, o provokuokite diskusijas. Ir nesigėdykite savo vaiko, kaip kartais padaro šunybės. O didžiuokitės, o jis yra ypatingas. Ir tai yra labai svarbu. Gerai, praleisime. Taigi, emocinis ryšys, žinojimas, valdome jausmus ir prisimenam, jis ieško savęs. Jis nori priimti. Ir bendravimas siekiant ateities tikslų. Ar ne? Tai va, supratimas, empatija, kantrybė, klausimasis ir atvirumas. Tai padeda. Kiekviena karta, žinokit, verta pagarbos ir susižavėjimo. Jūs prie jos prisidedat. Ačiū už dėmesį.